Buvusiame Palėvenės dominikonų vienuolyne, kur dabar įsikūrusi kaimo bendruomenė Palėvenys, neseniai renovuotoje Svirno dalyje vyko tarptautinė konferencija "Mes kartu, kad kaimas gyvas būtų". Konferencijos pradžioje kartu su tautodailininkė karpinių meistrė Virginija Jurevičienė visi susirinkusieji išsikarpė savo patinkančius popierinius žvėrelius, ant kurių užsirašė vardus. Konferenciją pradėjo vietos veiklos grupės projektų vadovė Neringa Čemerinė. Pradžioje visi dalyviai sugiedojo Kupiškėnų himną. Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis pasveikino atvykusius bendruomenių atstovus ir papasakojo Palėvenės dominikonų vienuolyno istoriją. По нашему мнению, это самое известное, знаменитое наше место. Это старый, бывший доминиканский монастырь с 17 века, который был запущен долгие годы. Sovietmečiu vienuolynas buvo naudojamas įvairių daiktų sandėliavimui. Vėliau buvo apleistas ir griuvo, tačiau prieš 6 metus savivaldybė ėmė ieškoti valstybinio finansavimo šiai unikaliai vietai restauruoti. Nors vienuolyno ansamblis buvo įrašytas į finansuotinų pastatų sąrašą, dėja pasikeitus valstybės valdžiai, planai pakito Kupiškėnų nenaudai. Visgi savivaldybės vadovai nenuleido rankų. Toliau ieškojo galimybių, kaip vienuolyną padaryti turistų traukos centru, bet pirmiausia, sustabdyti pastatų griuvimo procesą. Rašyti įvairūs projektai ir pagaliau iš regioninės paramos buvo gautos lėšos vieno iš pastatų Svirno daliniam remontui. Ateityje čia planuojama įkurdinti senųjų amatų centrą, galbūt čia galėtų veikti ir tylos viešbutis, kur būtų galima gyventi asketiškose vienuolių celėse. Taip pat svajojama apie konferencijų sales, be abejo, išliktų ir patalpos vietiniai kaimo bendruomeniai Palėvenys. Rengiami techniniai projektai, ieškoma finansavimo tolimesniems darbams. Думаю, что все равно нам получится. Мы сейчас делаем проект этого здания и другого, технический проект, там ведь все видно будет, что можно сделать, как надо делать. И будем искать деньги по всех направлениях. Po mero kalbos prisistatė visi konferencijos dalyviai. Kupiškio vietos veiklos grupės projektų vadovė Neringa Čemerinė pasidalijo patirtimi rengiant projektus ir pasidžiaugė gyvenimu kaime. Paramos suma yra 220 000 litų. Iš šitų lėšų jau įsisavinom 140 000 ir mokymų projekto pabaiga yra numatyta 2014 metų balandį. Mes planuojam rugsėjo mėnesį bendruomenės ir pasakyti galimus pareiškėjus išvežti, pasidalinti patirtimi ir pasimokyti iš Latvijos, Estijos ir Suomijos. Mes žemdirbiai ir mums žemė, aš galvoju, tai yra ta duona, kurią mes labiausiai turime mylėti, labiausiai negerbti, na ir žinoma mokinti savo vaikus, kad jie taip pat ją pamiltų ir nenorėtų išvažiuoti užsienį. Svečiai iš Latvijos Kristaps Zalkans, Engurė rajono jaunimo reikalų koordinatorius ir Katerina Stefanovska, šokių vadovė, papasakojo apie savo veiklą Latvijoje. Ateityje yra ketinimas rengti projektą su Kupiškiu. Kristaps Zalkans papasakojo apie Engurė rajoną, kuriame gyvena 8 000 gyventojų, iš jų 1230 jaunuolių. 300 jų užsiima meninę veiklą. Svečiai iš Latvijos nurodė pagrindinės Engurė rajono veiklos rūšis – tai muzika, sportas, teatras, šokiai. Muzikos ir meno mokykloje mokosi 150 mokinių. Latvių nacionalinis instrumentas kanklės. Rajone taip pat gera sportinė situacija. Daug jaunimo žaidžia futbolą, krepšinį, o taip pat turi galimybę irkluoti. Tačiau susiduriama su problema – trūksta trenerių. Čia rengiamas vietinis sporto festivalis, didelis dėmesys skiriamas muzikai ir teatrui. Rajone yra keletas teatro, dainavimo ir šokio grupių. Daug renginių organizuojama bibliotekoje. Svečiai pabrėžė, kad jų tikslas įkurti nevyriausybinę organizaciją. Savo darbo patirtimi pasidalijo ir Rezeknės savivaldybės projektų vadovė Ineta Brizga. Rezeknėje yra 57 organizacijos, jose lankosi vietiniai žmonės, ruošiami strategijos dokumentai, organizuojamos ekskursijos.
daug pinigų gaunamų iš ES skiriama turizmo vystymui. Rezekniečiai turi partnerių iš Vilniaus, o ateityje planuoja pasirašyti sutartį ir su Kupiškiu. Įgyvendinant projektus buvo pasiūti nauji tautiniai rūbai folkloro kolektyvui, nupirkti muzikos instrumentai, perkamos medžiagos remontams atlikti. Veikianti moterų organizacija įkūrė vaikų ir jaunuolių centrą. Vieno iš įdomesnių projektų metu mokoma vairuoti automobilį motociklą. Iš projekto lėšų atidarytas vaikų darželis. Rezeknėje veikia dienos centras, į kurį rytais renkasi garbaus amžiaus žmonės, dienomis vaikai, o vakarais jaunimas. Centras teikia ir skalbimo paslaugas. Įkurtas sveikatingumo centras, įrengtas pliažas, nutiestas kelias, atidaryta parodų salė. Albertas Kasperavičius, Subačiaus Švento Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas, papasakojo apie parapijos namų rekonstrukciją. Pertraukoje tarp pranešimų Skapiškio kaimo bendruomenės jaunoji pasakorė Dominika Trainytė visus sužavėjo tarmiškų pasakojimų, kurį pati sukūrė. Ji respublikinėme tarmės konkurse laimėjo 1 vietą. Kad nepabostų sėdėti ir klausytis, buvo pasiūlyta pažaisti liaudiškų žaidimų. Toliau konferenciją tęsė Adomynės kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė. Jis supažindino su bendruomenės veikla bei pademonstravo sukurtą filmą apie Adomynę Adomynės širdis, pono Adomo dvaras. Ir labai džiaugiamės tuo ir didžiuojamės, kad pernai metais vykusiame konkurse Lietuvos kaime gyvenantį dvarą mūsų bendruomenė buvo pripažinta tarp 10 geriausių Lietuvos bendruomenių ir įgijo teisę nešioti tokį ženkliuką Lietuvos kaime gyventi. Po veiklos pristatymo visi konferencijos dalyviai buvo vaišinami adominiečių keptomis bandelėmis, vadinamomis pagrabinėmis, kurios patiekiamos su karštu padažu. Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkas, strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra pristatė zarasiškių veiklą. Jie dalyvauja regioninėme projekte su Kupiškio vietos veiklos grupe Daugpilių ir Krasnava. Iš viso vykdomi 5 projektai. Yra sukurtas bendruomenės filmas Kol mes kartu, dar kaimas gyvas. Jame pasakojama apie tradicinės šventes, įvairias varžybas bei pramogas. Arvydas Veikšra nurodė, kad įgyvendinami sartų tvarkymo, Antazavės bendruomenės vandens gerinimo projektai. Vietos veiklos grupės darbuotojai dalyvavo teminėme projekte, kartu su Kupiškiu organizavo projektus, domėjosi kitų bendruomenių veikla. Pertraukos metu Adomynės bendruomenės nariai sudainavo dainą, vyko kulinarinio paveldo degustacija. Toliau konferenciją tęsė Juodpėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Irena Aleksandravičienė. Vienas iš bendruomenės darbų kaimo centre pasodinta eglutė, kuri įžiebiama per naujuosius metus. Be to, juodpėniečiai turi vardinį rožyną. Kaime organizuojamos šeštadieninės talkos, kurių metu verdama sriuba talkininkams. Aplinką puošia 2 skulptūros. Čia vyksta daug renginių. Vasarą organizuojama šventė po liepą, rudenį rudens mozaika. Taip pat šventės organizuojamos žiemą ir pavasarį. Juodpėnų bendruomenė parašė 3 projektus, iš kurių vienas jau įvykdytas. Renovuotas pirmasis buvusios mokyklos aukštas, atnaujinta salė. Antrasis projektas numatomas įvykdyti iki 2013 metų. Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Leknienė pristatė vykdomą projektą bei muziejus esančius Kupiškio rajone. Keičiančioje visuomenėje muziejui tenka naujas iššūkis – išsaugoti pagrindinės muziejaus funkcijas ir kartu pritraukti kuo daugiau lankytojų. Bendro tikslo siekimui pasitelkti partnerius, tai yra kaimo bendruomenės, ugdymo, kultūros įstaigas, nevyriausybinės organizacijas. Įvertinęs minėtus faktorius, Kupiškio etnografijos muziejus kartu su kaimo bendruomenėmis dalyvauja VVG grupės kuruojamų projektų įgyvendinime. Aukštaitiška Gryčia Adomo Petrausko muziejuje ir Padėkime išlikti kaimo muziejams. Pasiklausius pranešimų, Adomynės bendruomenės nariai visus kvietė į ratelį pasišokti. Alizavos bendruomenės pirmininkas Bronius Kaminskas pristatė Alizavos bei Kupiškio jaunimo centrų veiklą. Buvo renovuotas Alizavos jaunimo centras Alsija.
Kupiškyje jaunimu rūpinasi mokyklos, kultūros centras, jaunimo organizacijos, rengiami gatvės muzikos festivaliai. Mieste yra daug talentingų jaunuolių, mūsų akordeonininkai grojo net Prancūzijoje. Organizuojama daug renginių skirtų jaunimui. Tai joninės, įvairios akcijos, vaikų meno šventė, Helovynas, Švento Valentino diena. Vykdomi įvairūs projektai, jaunimo atstovai važiavo į Prancūziją. Kupiškio jaunimo centras dalyvauja mainų programoje. Vyko projektas su psichologais konsultantais. Ateities planuose jaunimo centro darbuotojų kompetencijų kėlimas. Pastato rekonstrukcija. Valgių degustacijai vykusiai konferencijos metu buvo pristatytas pyragas, sausainiai ir gėrimas. Kaimo bendruomenės Valakai pirmininkas Gintaras Stašys papasakojo apie savo bendruomenės veiklą. Šįmet sukaks 5 metai, kaip įsikūrėme. Kaimas labai mėgdavo rinktis, švęsti bendras šventes. 24 metai, kaip renkamės sutikti naujųjų metų prie laužo, čia jau virtė tradicija kaimo. Kartu švenčiam užgavėnės, joninės, vasaros išlydėtuvės. Subačiaus krašte bendruomeninį judėjimą pradėjo Subačiaus gimnazija. 2007 metais nutarėme įteisinti savo veiklą. Sekančiais metais, 8 buvo suorganizuota pirmoji talka. Buvo pasodinta tą patį pavasarį kaimo gyventojų padovanota 6 metrų eglė, kurią kasmet puošiame. Po pranešimo vyko pyrago degustacija. Noriūnų bendruomenės atstovė Inga Dovydėnienė pasidalijo patirtimi. 2011 metais, vasario kovo mėnesį, rašant būtent dabartinį įgyvendintą projektą, tai Noriūnų bendrabučio pastato dalies pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams. Šio projekto metu buvo įrengta susirinkimo salė, kurioje vyks bendruomenės šventės, mokymai, įvairūs susitikimai. Ji tarnaus įvairiems bendruomenės susibūrimams. Bus organizuojama poilsio teminiai vakarai, ne tik jaunimui, bet ir įvairioms amžiaus grupėms. Taip pat yra įrengtas atskiras užimtumo kambarys, kuriame bus tengiamas įrengti mažesnės apimties užsiėmimus įvairioms socialiniams žmonių grupėms, konkrečiai pagal išsiaiškinus poreikius. Seniorams bus vykdomi dienos užsiėmimai vaikams, kurie nelanko darželio. Taip pat įrengtas mini socialinių paslaugų centriukas, kuriame yra dušas, skalbimo mašina. Už tam tikrą mokestį bus galima išsiskalbti, išsimaudyti. Taip pat įrengta virtuvėlė su baldais ir buitinė technika. Čia taip pat tikimės, ją bus tikslinga panaudoti organizuojant įvairius sveikos gyvensenos vakarus. Į konferenciją atvyko salamiestienė Leonora Emilija Totorienė, kuri tarmiškai papasakojo šmaikščią istoriją. Renginio pabaigoje koncertavo Almantas Totorius iš Salamiesčio, bei buvo degustuojami valgiai. Kiekvienas patiekalas turėjo savo numerį. Vyko balsavimas, gardžiausio patiekalo rinkimas. Konferencijos dalyviai neskubėjo išsiskirstyti, pokalbiai ir pasidalėjimas patirtimi vyko prie vaišių stalo.